Ką? Visas kaip ir vidus išvalytas, dulkės išvalytos su skuduriuku, galima sakyti su nefrasu išplauta. Ir dabar prieš dažymą dar likęs vienas darbelis, tai reikia užsihermetint firewallą. Einu pasiimt izolkės, apsiklijuot ir bandysim kažkaip gražiai suformuoti hermetiką. Tiek žinių, judam dirbti. Sunkus tas influencerių gyvenimas. Sigučia prisifilmavo. Čia yra salotinė. Čia yra obuolys kaip iš dailės pamokos. Čia buvo pabandymas. Tai čia noriu pasakyti, čia dažai kada? Jo. Kada? Čia pati pirma spalva, kokią galvojau, dažyt mašiną. Kaukė ir vadinasi šitą vyrų spalvą. Aiškiai, kiek jis negali. Užpytins. O čia tai sakau dailės spalva. Neklaus kažkoks nulis iš dailės metą turiu. Nors jaučiu, gal tu ją palik. Čia tenai kampa tau, va čia gali būti nepatogu. Nes tau va čia bus nebus patogus veikia. Nu va, mašina dažymo kamerai ir dabar planas viską apsiklijuot, ko nedažysiu, tai šičia juosta, čia realiai engine bay'į palieku, kaip ir sakiau jau. Tai šiandien dar tikslas susipūst tą filerį specialų, tada čia dar turbūt irgi apsiklijuosiu, kur nesidažys kėbulas, o dažysis vidaus salono spalva. Dar norėčiau amortikus atsukti, reikia domkratą atsitįsti, kad galėčiau atsukus amortikus tiesiog palikti atviras skylės, kad dažant tiesiog nereikėtų saugoti varžtų, nereikėtų atraminių saugoti, goliukų, viso kito. Tai tiesiog pakelsiu mašiną, pastatysiu mažiukų iškabinės amortikus, o paskui kažkaip reiks pabandyti, kad gal prisukti. Čia viskas užhermetinta. Hermetikas toks, kad jau po valandos laiko galima dažyti ant jo. Mes dar nedažysim, bet tokį surišimo sluoksnį duosim. Klijuojamės ir bandysim pūsti. The next day. Važiavom į garažą, tai šiandienos planas yra nusidažyti saloną. Pirmiausiai gruntuosim lankus, visą saloną, tada dažysim ir lakuosim. Faktiškai įrašinėju dabar šitą video mašinai, nes įjungtas dažymo kameros ventiliatorius. Nelabai būtų geras garsas ir taip biški, tai važiuojam dirbti.
nusidažėm lankus, kažkaip turėjau mintį, kad gal dažyti ir visą saloną tą pačią spalvą, bet iškilo tam tikrų problemėlių ir teks vėl iš naujo viską šveist. Tai vienu žodžiu, dabar tam, kad nereikėtų per naują pačių lankų perdažinėti, tai keičiam planą ir planas bus toks, kad lankai bus viena spalva, o salonas bus greičiausiai kita spalva. Tai dabar einu apsiklijuoti visų lankų, kad apsaugot juos nuo tolimesnių dažymų ir šveitimų ir tada saloną dažysim kitaip. O šiaip turim pagrindę problemą. Greičiausiai būsiu perlaikęs filsealerį. Reikėjo biškį greičiau susisukti ir ant viršaus gruntuoti, o gavos taip, kad aš ant viršaus užgruntavau, bet jau buvo praėję laiko. Ir dabar turim tokią problemą, kad sutraukė tiek gruntą, tiek dažus, su dažais sureagavo visas salonas, pasidarė kaip švitrinis popierius. Ir tam tikrose vietose, va čia va, tiesiog yra tam tikri sutraukimai. Čia va visur pasidarė kaip švitrinis popierius, atrodo, kad būtų šiukšlių pilna. Tai va taip va, tam tikrose vietose, aišku, čia visko prisitaškė, kai lankus dažiau. Nu bet ką, nedirbi, kas nedirba, tas neklysta, kaip sakant. Nesu profesionalus dažytojas, tai sąlyginai dar telpu į biudžetą pigiau pasidarysi pats, negu būčiau kažkam vežęs. Why not? Ta prasme, susimoku už savo klaidas, bet įgyju kažkokią patirtį. Tai va, einam klijuot lankų ir bandysim vėl šveisti vietų kaip nenori. Turbūt jau net nebefilmuosiu kaip šveičiu, nes jau čia žiauriai daug kontento yra pas mane šveitimai. Tai įsivaizduokit, karočią taip, jeigu norit patys savo pasidaryti mašiną ir susitvarkyti kėbulą, tai jeigu nemėgstat šveist, tai bus vienas iš pagrindinių dalykų, kas yra peilis. Sakyčiau, gal tokiu atveju geriau eiti savo darbą dirbti ir uždirbti pinigus ir kažkam duot, kas už tai duoną valgo. Tai va tiek žinių dėl šveitimo. Važiuojam dirbti.